Sveiki, norėčiau pakalbėti apie štai šią užduotį. Kadangi dabar nemažai reikia spręsti tokių uždavinių, kur skaitome įvairius tekstus ir nurodytas simbolių kiekis, na ir kad nebūtų problemų, smulkiai įsinagrinėkime štai šią užduotį. Užduotis yra apie lėčiausio traukinio kelionės laiko apskaičiavimą. Studentai sugalvojo, kad reikia keliauti traukiniais. Jie pateikė užklausą, gavo duomenis ir kągi mums dabar reikia padaryti. Mums reikia rasti kiekvienam etapui lėčiausią traukinį. Kokiusgi mes turime duomenis? Iš pradžių pirmas skaičiukas nurodo mums kelionės etapų kiekį. Toliau, užimant 20 pozicijų, yra nurodytas etapo pavadinimas ir traukinių skaičius tame etape. Kitose eilutėse pateikiami 3 traukinių duomenys. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad traukinio pavadinimui yra skiriama 15 pozicijų. Na ir toliau turime laiką nurodytą valandomis ir minutėmis. Kągi mums reikės surasti? Mums reikia kiekvienam etapui rasti lėčiausią traukinį. Pavyzdžiui, Varšuva Praha, lėčiausias traukinys yra štai šis. Ir išspausdiname šio traukinio laiką ir pavadinimą. Jeigu taip užžymėsiu atsakymus, turėtumėte matyti, kad prie kiekvieno traukinio yra tam tikras atsakymo ilgis. Tai tokį atsakymo ilgį ir reikia išlaikyti. Ir kad būtų patogu saugoti duomenis, mes naudosime struktūras. Taigi, dirbame su CodeBlocks, pasiruošėme duomenų failą, pasidarome, kad bendrąją biblioteką, kad nereikėtų rūpintis įvairiomis bibliotekomis ir galvoti, kokios mums trūksta. Ir pirmiausia, aptarkime, kokiosgi čia reikėtų struktūros. Struktūrą, tarkim, įvardinkim maršrutas. Kasgi sudaro? Mums reikia būtinai pavadinimo. Pavadinimas tai stringa eilutė, saugo tekstą ir pavadinkime, pavyzdžiui, etapas. Tai čia bus pas mus kas? Etapo pavadinimas. Toliau, ko reikėtų išsaugoti, koksgi yra lėčiausio traukinio laikas. Tai laiką patogiausia būtų saugoti tiesiog minutėmis, kad nereikėtų tenais, tarkim, skaičiavimui atlikti konvertavimų ir panašiai. Taigi, kaip saugome laiką? Tai tarkime rašom int minutės. Tai čia mums tas ilgiausios kelionės laikas. Gal parašysiu, kad taip. Ilgiausios kelionės laikas. Na ir toliau būtų mūsų to lėčiausio traukinio pavadinimas ar vardas, ar kaip mes jį vardinsim. Tai tarkim, tai bus pas mus tas lėčiausias traukinys, ar ne? Lėčiausias traukinys. Štai. O dabar mums reikėtų masyvo, į kurį visą tai saugosiu. Masyvas turi būti struktūrinis, kad kiekvienas masyvo narys galėtų saugoti visus šiuos duomenis. Tai yra visą tą objektą. Tai mūsų masyvas patogu, kad būtų vektor tipo, kad nereikėtų galvoti, kiekgi sukurti tų etapų. Taigi, vektor tipo masyvas. Jo tipas yra maršrutas ir pavadinkime maršrutai. Kadangi saugo vieną objektą, tai jis maršrutas, o visas masyvas, kadangi saugo didelį kiekį objektų, tai daugiskaita pavadintas maršrutai. Taip, kokiusgi mums reikės dabar atlikti veiksmus? Kad būtų patogu atlikti veiksmus, aš juos skirstau į funkcijas. Pavyzdžiui, funkcija skaityti. Į funkciją siunčiu tik tais maršrutai. Štai taip. Dabar viršuje prašau funkcijos prototipą, tai bus void skaityti ir atsiunčiu štai šį masyvą ir nurodau, kad jis turėtų būti grąžinamas. Tai yra, uždedu nuorodą. Štai taip ir apačioje galime rašyti visą skaitymo funkciją. Pirmiausia, pasiruošiame failą darbui. Štai su šiuo sakiniu, kurį visi puikiai žinot. Duomenys.txt. Ir kągi mes pirmiausia skaitome iš failų.
štai šitą trejetą, kuris parodo, kiek yra etapų. Tai kūrime kintamąjį n, skaitome iš failo ir kada aš įsitikinčiau, kad tikrai mano failą mato, greitai paimu ir pasispausdinu, koks yra tas n. N matau trejetą, reiškia su failu problemų nėra, galime atlikti kitus veiksmus. Pirmasis veiksmas, kurį rekomenduočiau, tai kad maršrutų masyvo dydį mes pakeičiame į n dydį. Tai reiškia, kad jeigu dabar bus 3 traukiniai, tai ir masyvas bus lygiai 3 objektų dydžio. Jeigu traukinių būtų 10, masyvas automatiškai pasidarytų 10 dydžio ir būtų galima įrašyti 10 objektų. Ką toliau darysime? Dabar skaitimui mums reikia ciklo, kuris skaitys tiek, kiek yra etapų. Kągi dabar reikės skaityti? Mums reikės skaityti pavadinimą. Na ir šiuo atveju su pavadinimu yra šiokių tokių niuansų. Pagal užduotį buvo pasakyta, kad mums skiriama 20 pozicijų. Tai mums dabar tą 20 pozicijų ir reikėtų perskaityti. Bet kadangi aš ruošiuosi skaityti su get metodu, man reikia praleisti visus galimus tarpus, kad neimtų duomenų iš ten, kur jų nėra. Tam labai padeda štai šis sakinys, tai yra white space. Jis praleidžia visus tarpus, tab klavišo paspaudimus ir enter klavišo paspaudimus. Ir jeigu mes būsim perskaitę štai šitą trejetą ir, sakykime, mūsų žymeklis stovi štai šioje vietoje, ir čia jeigu ir bus tarpų prispaudinėta, tai komanda WS mus permes tiesiai prieš etapo pavadinimą. Kad dabar galėčiau tvarkingai skaityti 20 simbolių, man reikia susikurti laikiną masyvą ir laikinas masyvas turi būti 21 dydžio. Todėl, kad jis saugo null terminatorių, tai yra pabaigos simbolį, kuris parodo, kiekgi, kad jau duomenų skaitimas baigėsi. Ir jis visada užima vieną masyvo vietą. Dėl to mes paliekame 21 vietoj 20. Toliau darome skaitimą. Tai iš failo įmame į laikiną masyvą 21 simbolį. Ir kadangi jau dabar būsim perskaitę štai šitą visą dalį, galime išsaugoti į mūsų padidintą masyvą. Tai rašau maršrutai, įtasis, narys, taškas, etapas, štai mūsų šito objekto pirmasis narys, ir etapas lygus štai mūsų šitam perskaitytam traukinio pavadinimui. Ką reikia skaityti toliau? Toliau yra skaičiukas vėl 3, kuris rodo, kiekgi ten yra traukinių. Tai aš susikursiu papildomą kintamąjį, K ir jį perskaitysiu. Štai taip. Dabar mums reikia skaityti traukinius ir išsaugoti tik tai tą traukinį, kurio laikas yra didžiausias. Tai tam atveju aš susikuriu papildomą kintamąjį, ieškoti ilgiausiam laikui ir pasakau, kad jis iš pradžių yra labai mažas skaičius. O dabar skaitysime traukinio pavadinimą. Vėlgi, traukinio pavadinimui yra pasakyta, kad mums reikės išsisaugoti, tarp kitko, patį lėčiausio maršruto, tai yra patį lėčiausią traukinį. Tai aš dabar skaitysiu traukinius, saugosiu pavadinimą to, kuris yra lėčiausias ir tik paskui į masyvą įmesiu to lėčiausio traukinio pavadinimą ir laiką. Aišku, tai ne vienintelis sprendimo būdas, bet aš pasirinkau tokį. Dabar vidinis masyvas, kintamoju J, eina tiek kartų, kiek yra tų traukinių. Tai J mažiau už K ir J++.
Dabar vėlgi, mums reikia praleisti, jeigu buvo kokių nors tarpų, susikurti laikiną masyvą. Dabar yra pasakyta, kad būtų 15 dydžio. Tai dedu 15 plus 1 ir iš failo skaitau į šį laikinį masyvą 15 plus 1 simbolių. Toliau. Man dar reikia perskaityti štai šitos du dydžius. Valandas ir minutės. Naudosiu štai šiuos du kintamuosius. Skaitau juos. Ir sekantis žingsnis. Man reikia dabar patikrinti, ar čia yra lėčiausias traukinys. Tai tikrinu štai taip. Jeigu mano kintamasis trukmė yra didesnis už... Ne, tai dabar galvoju trukmė... Ne, man reikia lėčiausio, atsiprašau, pagalvojau, kad reikia trumpiausio. Štai taip, jeigu trukmė yra mažesnis už valandos kart 60 plus minutės, tai čia laiką mes pasiverčime į minutės, tai tokiu atveju trukmė ir įgauna štai šitą dydį ir prie to pačio privalo išsisaugoti, koksgi tas buvo mūsų dabar traukinys. Privalo jį išsaugoti. Ir toliau, kai prasisuka visas šitas ciklas, jis skaito vieną traukinį po kito ir saugo tik tais tą, kurį šiuo momentu mato kaip lėčiausia, ciklas pasibaigė, reiškia, buvo paimtas tik lėčiausias traukinys ir aš jį maršrutai išsaugau tik tais minutės. Tai čia bus mūsų ta mažiausia trukmė, ne mažiausia, didžiausia trukmė. Ir į maršrutai dar išsaugau papildomai traukinio pavadinimą. Tai rašau, traukinys lygų traukinys. Tai yra šitie du kintamieji tarpusavėje nesusiję, nes pirmasis žodis traukinys yra masyvo viduje, tai yra vidinis objekto narys, o čia yra tiesiog šiuo momentu naudojamas kintamasis. Ir taip galime saugoti. Pasitikrinu, ar programa kompiliuojasi, kol kas klaidų nemeta, tai tada galiu pereiti prie sekančio etapo ir jau spausdinti, nes čia nieko reikiuoti nereikia, čia reikia tik atrinkti lėčiausius traukinius. Taigi, sekantis žingsnis mūsų spausdinti maršrutai. Turime funkciją skaityti, pakeičiam į spausdinti. Ir ką mes dabar spausdinsime? Tai spausdinsime pirmiausia į failą. Pasiruošime kintamai spausdinimui į failą. Tai failas bus ir atidarytas ir paruoštas spausdinimui. Tai taip. Dabar reikia išspausdinti visą masyvą. Na, visam masyvui užpildytam labai patogu naudoti trumpesnį forą. Pavyzdžiui, galiu parašyti auto NDM maršrutai. Štai taip. Šitas for ciklas paims ir praeis per visus masyvo narius. Ir visi masyvo nariai bus įvardinti kaip kintamasis M. Na, o auto reiškia, kad automatiškai bus paimtas kintamojo tipas. Ir dabar į failą mes spausdiname pirmiausiai ką? Etapo pavadinimą. Tada laiką išsaugotą minutėmis reikia konvertuoti atgal į valandas. Tai M taškas minutės padalinta į 60. Tarp minučių ir valandų dedame tarpą. Ir dabar darome tą patį minutės, paskaičiuome, kas liko nuo valandų. Reiškia procento ženklas 60. Ir komanda endline, kad pradėtume kitą eilutę, o kitoje eilutėje mes turėtumėm išspausdinti traukinio, to lėčiausio traukinio pavadinimą.
Tai tada į failą spausdiname m.traukinys ir vėl endline'as. Ir dabar patikriname, ar tikrai spausdina. Štai čia turime atsakymą, kad Varšuva Praga laikas lėčiausio traukinio ir traukinys. Na ir pavyzdžiui, vieną Budapeštas, pažiūrime. Vieną Budapeštas iš 8 traukinių išrinko traukinį, kuris važiavo 2 valandas 45 minutės. Štai šitas traukinys. Ir čia yra jo pavadinimas, kurį čia ir išsaugoju. Tai su šituo testu atrodo kaip ir viskas gerai. Tai aš metu tada tikrinti į sistemą ir pažiūrėti, ar su visais testais yra viskas gerai. Patikriname, sukompiliavo, tuoj pratestuoja ir visi testai žali. Tarp testų yra tokių, matau, sekundę aš įsimesiu, kad truputį geriau matytųsi. Yra tokių testų, kur yra tarpų pavadinimuose etapų, taip pat traukinių pavadinimuose tarpų. Ir jeigu mes skaitytumėm paprastai kaip stringus tiktais, tai šitie tarpai mums visą skaitimą sugadintų. Dėl to ir naudojame get metodą į laikiną simbolių masyvą. Ir visada, kai prašo, tarkim, 20 vietų, mes imam 21, prašo 10, imam 11, prašo 15, imam 16. Na, tikiuosi, mano šitie paaiškinimai jums padės, nes panašūs skaitimai bus ir tolesniuose uždaviniuose.